Gerą dieną. Sveikinamės mes jau naujame vloge. Šiuo momentu mes esame netoli Tarifos, nakvojame naktį šiek tiek dar nedavažiavę iki jos, kadangi vakar dieną ir vakarą buvo prastokas oras ir nesinorėjau kur nors įsimalti, nes vien Malago ir apylinkėse jos buvo paskelbtas jau pavojus ir vaikai neėjo į mokyklas dėl liūčių, nes ir sėmė gatves. O šiandien, kaip matote, jau yra oras padoresnis, dėl to nusprendėme reikia kažkur prasižygiuoti ir pamatyti kažko, kur dar nesame aplankę ir buvę. Tai mūsų šiandienos lokacija yra Bolivija paplūdimys. Jis randasi labai netoli Tarifos. Tačiau kas yra jame neįprasta, ko galbūt ir nėra labai matoma dažnai Ispanijoje, tai kad yra smėlėtas ilgas paplūdimys su kopomis. O ta kopa yra ten toliau už Gabijos šitoj vietoj. Ir kiek mes matėme, tikrai atsiveria neblogi vaizdai, ypač kuomet yra saulėta. Dėl to savo autobusiuką palikome tenai toliau ir dabar žingsniuojame. Kaip žingsniuojame? Aš žingsniuoju Gabiją, randa naujos veiklos, ką galima surinkti pajūryje. Iš tikrųjų, aš turiu tokią silpnybę kiekvieną kartą atvažiavus prie jūros paieškoti kriauklių. Ne visada pavyksta tokių rasti, bet šį kartą, ta prasme, čia mano didžiausias laimiklis. Tai fainai, tiesiog, porą kriauklyčių atsiminimui. Tai žiauriai smagu, ta prasme. O kas dar mūsų teiraujasi, kaip sekasi keliauti su mūsų keturkojų augintiniu, tai galėčiau sakyti, būna dienų superinių, būna dienų tokių perpus. Pavyzdžiui, šiandien jisai yra toksai, kaip sakykime, maištingas. Cypia, nori visur eiti, jeigu nueina toliau, mes pakviečiam neklauso, tai toks ir gyvenimas su to keturkojų augintiniu, kaip ir sakau. Yra ir pliusų, ir minusų. Dėl to, kas jeigu planuojate keliauti, įsivertinkite pagal savo šuns charakterį. Dar Gabija sakė paminėti, kad nepagalvotumėte netyčia, jis cypia ne dėl to, kad jam kažkas skauda ar dar ką nors, bet samojedų tipinis charakteris yra tas, kad jeigu kažkas jam nepatinka arba yra ne pagal jį, jis pradeda inkšti, cypti, rodyti savo, kaip sakyti, velniukus. Tai šiuo atveju tas pats irgi yra, kuomet mes, pavyzdžiui, kelias dienas normaliai žygiuojame, o paskui kelias dienas jau daugiau važinėjame, tai biškį susisuka ir jau atrodo viskas jam nepatinka, nori eiti, eina, bėga, paskui nebenori eiti, tempia į vieną pusę. Tai žodžiu, įprasta. Kas turite tokius augintinius, suprasite. Dar kol nepamiršau papasakosiu, kad važiuojant kuo daugiau į pietus, realiai mes jau pastebėme nuo Malagos ir žemyn, mažėja parkingų galimybės. Aišku, kempingų tai visiems išlieka dar jų nemažai, tačiau tokių laisvų parkingėlių, kur, sakykime, kur nors gamtos apsupti ir panašiai, jau beveik ir nėra. Pavyzdžiui, šiuo atveju mes jau buvome ne viename kalne, ne vienam keliuke, tai esmė tame, kiek įtariame, tai žmonės jau čia pagrindė užsiema nebe turizmu, o gyvulininkystė, dėl to dauguma vietų, pievų, jos yra aptvertos, dėl to nėra labai yra kur pasiparkuoti. Todėl dar pamatėme privalumą, jeigu būtume keliavę mes su savo karavelėm, kadangi jos aukštis buvo 2 metrai su kapeikomis tenai. Tai esmė tame, kad, pavyzdžiui, čia aplinkui šitą paplūdimį buvo daug laisvų parkingų, bet jie buvo apriboti tokiais vartais, kur aukštis iki 2,2 metro. Mūsų Ducato autobusiukas, jei neklystu, yra 2,6 metro, tai jį teko pastatyti biškį toliau į šoną. Bet jeigu būtume su žemesnė mašina, tai karaliai būtume šitame pajūryje. Tai kol mūsų keturkojis draugas keičia kraštovaizdį, mes su Gabija šiek tiek stovėdami pagalvojame, kad kaip faina tiesiog pakeisti mum irgi tą pačią aplinką. Mes su Gabija, kur? Pagrindė nebūna miestuose, eidami kalnus. Tai dėl to mes kalbame su ja, kad kaip faina atrasti tokią vietelę, kur ne vien tik tai kalnai, bet ir tokios kopos. Ir toj atsuku vaizdą, į ką mes žiūrime dabar. Štai. Nes mes dar su Gabija irgi kalbėjome, kad čia biškį net ir lofotinus tokius primena, ypač kuomet saulutė išlenda, matosi toksai vandens mėlynumas, pati saulutė ant tokių kalnų nueina ir labai ilga kopa. Ir kaip minėjau pirmą, kad pietuose labai problema yra su kempingais, ypač jeigu jūsų autobusiukas yra aukštesnis negu 2,2 arba netgi 2 metrai. Esmė tame, kai mes turime pirmą karavelę,
jokių problemų nebūdavo, kadangi aukštis yra 2.1, 2.2. Tačiau, kadangi dabar, kai yra Ducato 2.6, 2.7, tai nežinau, ar matysis ar ne, bet čia prieš įvažiavimą yra dar toksai, kaip sakyti, virbalas užtiestas, ne virbalas, šniūras, kad negalime važiuoti aukštesnių negu atitinkamo aukščio autobusiukų. Ir tokie dar ženklai pasitinka, nes įtariu šitose pietuose jau visus yra negyvai išknisę kemperiai, nes jie labai daug vietų užima. Ir kiek mes skaitėme, kad net vietiniai neturi tiek daug vietų laisvo atvykti prie jūros, tiesiog pabūti, pačilinti. Šiaip keliaudami, ką pastebėjom, kad ispanai nelabai klauso taisyklių. Tarkime, jeigu negalima parkuotis mašinų, jie vis tiek parkuoja. Čia kaip Tomas rodė, kad negalima kempinti, jie vis tiek matėm pasistatę savo mašinytės, kaip mašinytės, ne mašinytės, bet tokius mini kemperius, ne, kai mes turėjom karavelę anksčiau, va tokius maždaug. Pasistatė jie tenais ir pasilieka nakčiai ir viskas gerai. Toliau dar yra toks dalykas su šunim. Irgi labai daugelį paplūdimių negalima su šunim būti ir negalima vesti šunų, bet mes pastebėjom, kad ispanai neklauso ir vis tiek vedasi visur savo šunis. Ir beje, dar vienas dalykas, kuris mums jau truputį tapo problema, ispanai mėgsta paleisti savo šunis. Nesvarbu, kur beeitų, ar gatvėje, ar prie paplūdimio, ar dar kur nors. Jie labai retai vedžiojasi su pavadėliais šunis ir vėlgi mes truputį prisibijome, nes visgi šuo yra šuo ir mes nežinom, ką gali daryti tiek kitas šuo, tiek mūsų šuo. Tai mes kažkaip stengiamės atokiau būti ir neleisti bendrauti šunį, nes, sakau, vis tiek. Tai va, bet jiems tai nemotais ir būna tiesiog kartais prieina vietiniai ir sako, oi, koks gražus šuniukas, va čia pabendraukim čia, taip toliau ir panašiai. Tai va, tai pastebėjom tokią problemą. O nereikės labai važiuoti? Kiem 5 minutės. Ne, neapsimoka, reikia vėl šauti į pagrindinį kelią, tai gal geriau tada iki Tarifos tada važiuoti vėl tada. Tai gal geriau tu palikti į vakarą ir vakarą. Ačiū didelį parduotuvę, visą kitą prekybcentris, tai jo tada. Važiuojam atgal į tą pačią nakvynės vietą ir į Tarifą. Tai esmė tame mūsų tradicinė būna, po kiekvieno žygiavimo dar kažką reikia nuspręsti, kur likti nakvoti, nes aplinkui čia, man atrodo, restorano kažkoks parkingas ar panašiai, tai nėra pati fainiausia vieta, dėl to nusprendėme grįžtam į tą pačią nakvynės vietą, kur šiandien buvome, va kaip tai galėsime jums parodyti ir tiek. Ir pasigaminti, aišku, reikia pietus, nes dabar jau yra be 24. Pasikeitė mūsų planai ir mes važiuojame į kitą parkingo aikštelę. Realiai norėjom važiuoti vakar ten, bet kadangi buvo labai didelis lietus, nevažiavom, nes bijojom, kad rasim nekokį kelią. Tai važiuojam dabar ir žiūrim. Ai, kažkas byra iš autobuso, bet nekreipiam dėmesio, nes čia tai būna dažnai. Ir ką turim čia? Tai vat vakar čia būtume tikrai neužvažiavę, nes čia būtų buvusios balos. Ir aišku, žvyras tai nelabai kaip. Vieta turėtų būti graži, pagal atsiliepimus turėtų matytis vaizdas į jūrą ir vandenyną, bet kaip bus, pasižiūrėsim. Malūnai dar čionais yra. Kaip tu galvoji, ką darysim? Aš galvoju apie garsą ir mane vis nervuoja, kad kažkur priekiniam, kairiam rate yra atsipimas. Servise buvau nuvaręs dar Lietuvą, sako, ne, problemų nėra, nesustabdžiusi nieko. Ir esmė tame, kartais važiuojant kairiau pradeda atsipti, kartais dešiniau, kartais nebeatsipia, bet realiai susijęs su stabdžiais, kai bet nuspaudi stabdį, nebeatsipia. Ir vėl atsipia dabar. Va, nesuprantu, dėl ko taip gali būti. Bet va, jau yra kemperių. O, net nemačiau. Matosi vienas kitas, matosi. Tai ką darysim, čia turbūt ir pasiliksim aš įtariu, ar ne? Pažiūrėkime, jo. Įdomu, girdisi per kamerą atsipimas mūsų ten tų ratų, ar ne? Nežinau, bet man tai labai girdisi.
Dabar kažkaip ypač girdisi, anksčiau nesigirdėdavo arba nekreipdavom dėmesio. Nu, vietų tai čia yra, ką aš žinau, jeigu rasim kur pasiparkuoti. Žiūrėk, kelių susiaurėjimas matau. Tai žodžiu, mes dar važiuojam, o po to pranešim naujienas, ar mes čia įsikursim, ar vis tik suksimės ir važiuosim kitur. Šiaip netaip radome vietą, kur pasilikti. Autobusą priparkavome gale. Ir būsime Vėjo malūnų parko, kaip sakyti, viduryje. Nes jų čia yra žymiai daugiau, tai kaip ir įsivaizduoju, turėtų būti nemaži vėjo gūsiai kartais, kuomet užeina. Tačiau yra viena problema, kad telefono ryšys automobilyje yra 4G, viena padala iš 4 galimų. Tai biškai sunkiau su darbu, tai mes galvom dar biškai paėsim į vieną į kitą pusę, ar yra kažkoks skirtumas, gal koksai nors kalnas blokuoja, gal dar kažką. Esmė tame, kad prie mūsų yra va šita antena, bet jinai, kaip spėjame, nėra ryšio. Nes esmė tame, kad ir kurį operatorių pasirinkam Ispanijoje, vis vien ryšys yra toksai pem. Tai va. Ir norėjau pasakyti, kad oro sąlygos ganėtinai pasikeitė į blogą pusę. Ir kaip matot, tikrai labai juokingai atrodo, kad esame Ispanijai, o aš esu su striuke ir su pirštinėm. Ir man tikrai labai šalta, nes šitoj vietoj ganėtinai stiprus vėjas. Tai nežinau, kaip šitą naktelę reikės išgyventi, kaip reikės išbūti ir kaip bus smagu atsikelti ryte. Tomui aišku nešalta, jisai mėgsta tokį orą, jam pats tas. Tai jam striukės ir nebereikia, jis sausų maikutę vaikšto kartais, o man tai jau vėsoka. Nu, į autobusą, davai. Supratau. Fuksai nenori valgyti? Ateik, Fuksai. Eik. Nu, jam oras toks pats tas. Kaip ir sakiau, su oru, belenkokios permainos. Aišku, labai gerai, nes kaip matote fone, saulutė išlindo ir man atrodo vėjo taip ir nebus. Tikiuosi galbūt vakare arba ryte bent pakelti droną, nes tikrai gražus šiandien vaizdas yra. Ir kadangi aš esu autobuse, nusprendžiau, gal šiek tiek pristatysiu, kokie yra nauji dalykai nuo praeitos mūsų Ispanijos kelionės, kas mūsų sekate jau ne vieną kartą. Tai pirmas dalykas. Turime šaldytuvą pagaliau, Vevor firmos. Manau, kas keliaujate su automobiliu ar kemperiu, tikrai jau esate apie ją girdėję. Kiniečiai savaime suprantama. Tai didžiausias privalumas yra tame, kad galima jį krauti iš 220 arba su prikurke, kuomet važiuojame. Tačiau mūsų nauda ir nenauda, Ispanijoje dar nebuvo labai tokio oro, kuomet reikėtų naudoti šaldytuvą. Tai realiai mes jį pagrindę naudojame kaip šaltkrepšį, arba nebent jeigu turime šaldytos produkcijas, tada jau mes jį įjungiame. Taip pat dar turime papildomą vieną šaltkrepšį, jo neapsimoka rodyti. Čia, aišku, dar Gabija gamina pietus, realiai labiau jau vakarienę. Dabar, aišku, galime atidaryti jau duris, kad visą tą garai, dūmai išeitų tenai. Labai trūkumas, kuomet neturime jokios stoglangas šitai vietoj, tik tai jau integruota ventiliatoriuką tenais. Ir jeigu matote, yra dabar padarytos naujos lentynos. Aišku, darbas, kaip visada, yra tipinis mano. Čia, jeigu matote, yra kelios atramos, tiesiog, kad ant spintelės, kad ta lentynos nenusvertų viso ten to, drabužės su lentynomis nenusvertų visko. Ir pagrindė mes jas naudojame tik tai drabužėms bei kitiem tokiem lengvesniem dalykėliam. Kas labai gerai buvo, kad galima šitos bruselius buvo pritvirtinti ant tokių didelių varžtų, kurie jau buvo pirma padaryti į kėbulą, spėjau buvo kokia nors tvirtinimo begelė krovinėms vežti. Ir dabar tiesiog stambesni bruseliai vienoj pusėj, stambesni bruseliai kitoj pusėj, viskas susijungia, kelios atramos ir turime šiokias tokias lentynėlės. Tačiau turime šiek tiek ir liūdnesnių žinių, kadangi šio autobusiuko technikinė baigėsi šią ateinančią žiemą, kaip ateinančią žiemą, sausio mėnesį, ir mes su Gabi pakalbėjome ir nusprendėme, kad gana jau jį įrenginėti, perdarinėti žiemos laikotarpiu, nes kuomet šalta, tai ir nesinori filmuoti, bei nėra pats didžiausias komfortas jį perdarant įrenginėje tobulinant. Dėl to pagalvojame, kad po šios kelionės dar kokią nors vieną kelionę turėsime ir tada jį reikės visą šardyti, perti technikinę ir tada vėl sugrąžinti visus daiktus į vidų. Dabar, kodėl mes iš jo nedarome kemperio? Tai pirmas dalykas, galvojame, kad
neverta mums joje tiek investuoti pinigų, atitinka dabar viskas lūkesčius, kiek tik norime iš esamų išplanavimo, būtų labai gerai tik tai aišku dušas, tačiau, kadangi ir taip atsistojus man jau galva remiasi į lubas, tai jeigu būtų kokia duša, kaip sakykime, kabinėlė, tada duša gali būti ir visiems reikėtų taip susigūžus praustis. Nu ir aišku, automatiškai tada gręžiuoti skylės. Antras dalykas, kad vis vien lengviau jį yra parduoti, jeigu paskui nuspręstume kažką pakeisti su savo keliavimo būdu arba transporto priemonė, kaip keleivinį, arba tiesiog galėtų nusipirkti kažkas tiesiog kaip darbinį kroviniam kokiam vežioti. Nes kaip pastebėjome, kad normalūs kemperiai, kaip savai suprantama, jau jeigu gražiai įsirengus, tai turi savo rinką, bet tokie vadinkime kaip mūsų haltūrinant, nelabai turi tam paklausos, dėl to ir galvojam, viskas gerai kaip ir yra, dėl to per daug aš ir vengiu, ką nors darkyti ir palieku tik tai kaip įmanoma originaliau viską. Ir jeigu kažką gręžiu, tai arba mažose vietose, arba jau į esamas tvirtinimo vietas, kaip ir pavyzdžiui šiuo atveju su lentynomis. Aišku, tikrai bus tokių, gal sakykime, ne vien komentarų, bet ir nuomonių, o kodėl jūs neinvestuojate, nepasidarote tai tvarkingai. Tačiau mes su Gabija pakalbėjom, mums įrengti jį pirmai kelionė užtruko mėnesį, 2 mėnesius ir mes jau mėgavome saulėtą Ispaniją. Tačiau ir daug kas parašo, kad tiesiog irgi renginės autobusiukus užkala, aš labai gerbiu, kai jie turi, taip sakykime, gabumus, rankas, kad galėtų viską pasidaryti kokybiškai, bet iš jų patirties jie jos įrenginė ne 1 metus ir kuomet ateina laikas keliauti, nu jau toks, kaip sakant, kad dingsta entuziazmas. Dėl to mūsų gal patarimas būtų, gerai yra kaip ir yra, įsirenkite patį savo, kaip sakykime, sugebėjimais vis vien. Kaip ir mūsų atveju, kiekvienais metais mūsų norai, poreikiai ir lūkesčiai kinta. Dėl to nežinote, kiek laiko galite praleisti tą pačią transporto priemonę. O ypač, kai investuosite jau ne 1 metus ir ne 1 000 pinigų, tai pasirodys jau tada gaila ir išsiskirti, ir judėti toliau. Jau realiai vidurnaktis, esmėtame per daug nieko paskui nefilmavome, dirbame ramiai su prie kompiuterio. Dabar vakaras, įsivalėm dantis, pavedžiojom pūkį, pavalgė. O mes irgi ruošiamės, man atrodo, dar vienai vėsesnei naktį. Dar paleidžiu šiek tiek vėbasto, kad pašildytų mūsų autobusą prieš miegą. Bet manau, tai nelabai ką pagelbės, nes vėjas labai stipriai ateina nuo tos pusės ir į atsidarančias duris pučia. Tai, manau, pusę valandėlės ir vėl bus viskas išvedinta. Dar atsiminiau, kad reikia uždaryti mūsų tokį, kaip sakiau, ventiliatorių liuką, kuris jau buvo gamykliškai rinktas į šitą autobusą. Ir ką? Ir tiek. Atsikelsime rytoj, manau, papusičiausime ir mūsų planas bent vykti į Tarifą. Nu, bet atsikels pažiūrėsime, kokios bus orų prognozės. Tai iki pasimatymo ryte. Labas rytelis, mes jau atsikėlėm, dabar yra apie 9 valandos. Ir dabar geriame kavytę, papusryčiausime ir judėsime toliau. Naktis buvo ganėtinai šilta, tikėjomės, kad bus blogiau. Aišku, buvo vėjo, lietaus svarbiausia nebuvo, viskas gerai, nes kartais lietus barbena į stogą, tai sunku užmigti. Tai manau, kad šiandien naktis buvo gera ir tikėsimės bus kitos irgi panašios. Na, gal tik tiesą norėjau pasakyti, kad šilumos galėtų būti daugiau, nes kaip Ispanijoje, tai tikėjomės, kad bus šilčiau. Ir nors dauguma mano, kad Ispanijoje žiema tikrai yra šilta, tikrai yra saulėta, tai tikrai nėra taip. Ir kartais nutinka taip, kad oras visgi būna vėsesnis ir tikrai reikia ir šilčiau apsirengti ir, aišku, užsikloti, kad būtų nešalta miegoti. O šiandienos planas yra susirasti dušą, nusiprausti ir pasivaikščioti po Tarifo miestelį. Bent šią momentą. Aišku, kai orų prognozės ką duos, bus matyti, nes mes įsivaizduojame, kad Tarifoje turėtų būti belekia kemperių, nerasim kur pasistatyti ir įtariu gali neveikti dušai kaip tradiciška žiemos sezonu. Nu, bet bus matyti. Atvykome į Tarifos parkingą, kur kalbėjome ir kas mus nustebino, tai įvairių
kemperių gausa. Kaip matote, už manęs einam ir jie vis toliau tęsiasi fone. Ir kas labiausiai džiugina, tiksliau nedžiugina, gal labiau įdomiausia ir smalsiausia, su kokiais žmonės keliauja. Kaip pavyzdžiui, tokio tipo fūros didumo. Šiaip labai įdomi atrodo ir labai norėtųsi, bet įdomu ant kiek praktiškai. Aš įsivaizduoju, kad jie naudoja apie 20 litrų dizelio kaip minimum. Bet ir aš įsivaizduoju, ten ne 100 litro yra kuro bakai, tai užsipili vienoje šalyje ir tai reikia piltis tik tai kitoje. Padirbėjome dieną, per daug nieko nefilmavome ir dabar su Gabi nusprendėme, kad reikia išeiti pasivaikščioti. Tiek pūkį pravedžioti, tiek patiem galvo pravedinti ir aš dar ieškau kokios nors sporto aikštelės, kur būtų galima prisikabinti TRX diržus ir pasportuoti, nes kempinge per daug ir vietos nėra ten kabintis prie autobuso ir žvyras dėl to kojos lysta. Tačiau dar paėjus toliau miestelį pamatėme dar pilna, kad yra kemperių kitoje vietoje. Jų yra ir viršų, ir čia už autobuso, aišku, per daug nesimato. Ir su Gabi eidami kalbame, kas čia darosi įdomu vasarą, nes įsivaizduoju, kuomet pats tada sezonas, vietų rasti būtų tiesiog neįmanoma. Nes čia mes daryti atvažiavome, gal buvo, sakykime, kokios nors 10-15 vietų tam parkingą, kur mes dabar esame. Bet ir tai, kuomet paliejo ten į galą geriau nevažiuoti, nes yra toksai, matosi, kad purvas laikosi tada to ir galima užsėsti. Ir teisingai dar prisimenu, žadėjome ryte pasakodami, kad apsilankysime dušuose. Jos radome, nes realiai randasi tik tai per sankryžą nuo mūsų parkingo nakvynės vietos. Tai bet nusprendėme, kad gal tada geriau rytoj, šiandien patingėjome, geriau patyrinėjome miestą. Tai va, tiek naujienų šiam momentui ir ką. Iki greito. Grįžome atgal jau į savo parkingą. Pamiršau nufilmuoti, kuomet sportuoju, bet kuomet sportuoju dažniausiai ir nemėgstu užsiiminėti kitais papildomais, kaip sakykime, reikalais, kaip ir pavyzdžiui šiuo atveju vloginimas. Tai apibendrinus, labai gražus vakaras, kaip matote, kempingas pilnas automobilių, kas skaičiuosi su Gabi kalbame, kad matosi, kad arba dauguma dar nėra namie, arba jie antiek užsitamsinę langus, kad net nesimatom. O ką mes dabar pasidarysime vakarienę, padirbėsime ir viskas, eisime miegoti ir rytoj laukia kita diena. Tai iki pasimatymo už plius minus 2-3 sekundžių. Labą rytą. Mes jau pusryčiavom, pamiršom nufilmuoti visą, kad valgome tikrai ne bomžinis, kaip sakykime, pusryčius, o Gabi padarė kiaušinienę skanią, bet esmė tame ne apie tai. O norėjau tik tai pasakyti, kad vakar vakare jau atsisveikinę, dar pasidomėjo Park4Night programėlėje apie būtent tos dušus. Nu, ne vien Park4Night, bet ir Google Maps reviewsuose. Ir pamatėme tokią informaciją ir labai daug atsiliepimų, kad pavyzdžiui, 5 eurai kainuoja kiek tenai dušas? 5 eurų 15 minučių. Tai va, 5 eurų 15 minučių ir dar 5 eurus reikia paduoti depozitą už tą raktą, kurį duoda nueiti į dušų kabinas, vadinkime. Tačiau 90% visų atsiliepusių tose atsiliepimuose sako, kad jie taip, kaip sakykime, apgaudinė ir vogia pinigus, kadangi nesvarbu, ar susisuka greičiau, ar lėčiau, ir visa kita, ta prasme vis vien negrąžina to depozito. Tai realiai tada tu sumoki vienas žmogus už dušą 10 eurų, ir, ta prasme, jeigu 2 žmonės būtų 20 eurų, tai realiai mes su Gabi paskaičiavome, kad čia dar dadėjus 5 arba 10 eurų gaunasi visą kempingo kainą, kur galim ir ištuštinti tualetą, ir pasipildyti vandenį, ir pasinaudoti dušais, ir net kai kuriuose dar net kempinguose būna tos pačios skalbimo mašinos. Tai ir pagalvojom, ar tikrai apsimoka čia nueiti tą dušą, gal geriau surasti kur nors kempingą. Nežinia, dabar tik kalbėsimės ir žiūrėsime, ką toliau darome. Dar prie tų pačių dušų yra skalbimo mašinos, už kurias, aišku, reikia papildomai mokėti, ir Gabi vėl taip pat pasidomėjo, kad pati skalbimo mašina, trumpiausia programa kainuoja 5 eurai, kur kai kurie netgi žmonės rašo atsiliepimuose, kad neįmanoma skalbti normaliai rūbų vis vien. Yra šioks toks kvapas, visą kitą, reikia jau normalesnės programos, tai ten jau neberašė kainos, bet per daug nesidomėjome. Ir dar papildomai džiovinimas 3 eurai, kur irgi žmonės rašo, kad tos džiovinimo mašinos irgi ne pačios higieniškiausios, bei galutinai irgi neišdžiovina drabužių. Suprantu, kad būtų 1-2 komentarai, bet čia jų yra dauguma. Tai tiesiog, kuomet busite tarifoje ir busite netoli Lidlo, tame, kaip sakykime, netoli tų dušų, netoli tų skalbiklių, dar paskaitykite mažą ką patys atsiliepimus. Mes tik tai pasakojame,
ką kiti rašė, nes patys irgi taip fiziškai neišbandėme tos vietos. Ir manau, nebandysime. Šiaip netaip radome maršrutą, netoliesi realiai nuo Tarifos pavažiavom apie pusę valandą laiko. Ir eisime, bent kiek rodė Old Trails programėlė, kad žygio maršrutas bus su kriokliuku ir šalia upės. Tai pagalvojom, kad mūsų keturkojis augintinis su malonumu galėtų išsimaudyti upelėje. Ir nusprendėme likti miestelę, kur netolies ir pasistatėm autobusiuką. Nes geriausia yra, kad šalia minimalus parkelis ir jis toksai mažiukas, jaukus tas miestelis ir yra žalytės. Tai va pats tas mums visiems, kad būtų galima ir pasivaikščioti, ir pavedžioti, ir manau ramiai nakvoti. Ir dar pamiršau mažą, jeigu jums įdomu, miestelio pavadinimas yra čionais. Ir mūsų žygio pavadinimas, kur mes dabar einame, yra taip pat čionais. Tai ką, judame toliau ir žiūrime, kas gero yra šiame maršrute. Pirmą nusifilmavome, tačiau baigėme žygiuoti, sušlapome nemažai, dėl to kameros per daug ir netraukiau. Ir atvykome į savo vėjo malūnų parkingo vietą, kadangi, kaip ir minėjau, pietuose per daug kitų laisvesnių vietų, jeigu ne mieste, nėra. Nes jeigu matote, aš dabar esu be maikės, bet su triusikais svarbiausia. Ir po šio žygiavimo galvojam, kad reikia nusiprausti. Pirmą planuojam važiuoti į kokį nors prekybos centrą, tiesiog jau patingėjome, nes jau buvo vakaras ir planuojam dar žygį turėti vieną arba rytoj, arba poryt. Tai pagalvojam, kad nelabai ir apsimoka. Dėl to pirmas patarimas, tai geriau susiraskite vietą, kuomet nėra taip vėjota, jeigu prausitės lauke, nes prie vėjo malūnų tikrai nemažai vėjo. Antra, jeigu įsirenginėjate savo autobusiuką, nepagailėkite dušų. Aš jau tikrai svarstau po kitos technikinės bent kažkokį dušo padą pasidaryti ir su minimalia talpa apačioje, kur būtų galima bent apsipilti šiltesnių vandeniu autobuso viduje. Ir tada galima tą daryti būtų mieste ir nereiktų ieškoti nuo šalių parkingų. Tai va. Kaip gerai. Tomas bando apsimesti, kad nešalta. Ta prasme, man tai net šalta žiūrėti ir aš esu su megztiniu viduj šiltai savo autobuse, o jis prausęs laukia. Bet aš esu dabar tokioj stadijai, kur aš esu labiau nešvaresnis, negu man šalta. Dėl to jau labai reikėjo nusiprausti. Ir aišku, mes visko nevyniojame į vatą, tikrai keliavimas nėra tas labai fainas, kur Instagramuose, oi čia visi pasipuošia, visą kitą. Iki to pasipuošimo būna viena iš 7 dienų, o kitos dienos įsivaizduokite jau panašiai. Aišku, nieko nesakau, kai tu turi savo dušus autobusuose, tai gali kaip žmonės normaliai nusiprausti. Arba kempinguose. Mes mėgstam biškį tokie pabūt laukiniai. Nu aišku, tie, kurie turi kemperius, tai ten irgi viskas yra gerai, yra dušai, viskas. O dieve. Stiprokas vėjas. Net nebaigiau sakyti, ką norėjau. Aš jau nusiprausęs, Gabė prausėsi autobuse, nieko daugiau nefilmuosime tenais. Dabar mano tikslas yra, kadangi irgi nepadariau nieko viduje naudingo, kad būtų šiam dalykui, tai reikia susigalvoti džiovyklę. Pirmą galvoju, kad autobuse galima būtų išvedžioti šniūrą nuo vieno kabliuko į kitą kabliuko, kur ten yra dabar pas man įrengtos lentynos. Tačiau pagalvojau, kad galbūt, kai yra šitas stiprus vėjas, nu dar šiek tiek saulės šviesos, būtų galima kažkokį šniūrą ištiesti lauke. Tačiau aplinkui mus, kaip matote, per daug medžių nėra. Dėl to galvoju, reikia kokią nors šniūrą dėti nuo autobuso stogo skersinių ir pastatyti kokį nors savo fotoaparato trikojį kitoj pusėj, surišti šniūrą ir ant jo padžiauti drabužius. Bet esmė tame dar tik reiktų pagalvoti, kaip užremti tą trikojį, kad jo vėjas nenupūstų. Tai va, einame dabar ir pabandysime kažką suchimičinti. O, radau. Būtent, man atrodo, tiek ir turėtų užtekti. Ir radau savo trikojį, kur esmė tame, kaip ir sakiau, pritvirtinsiu vieną šniūro galą šitoj pusėje ir kitą galą ten autobuse. Ir kame privalumas yra šios kameros, kad aš galiu vaikštinėti į šonus ir jinai mane seka. Tai dėl to nereikia jokio operatoriaus, kaip, pavyzdžiui, šiuo atveju Gabija gali savo darbus darytis. O aš toliau galiu pasukoti ir vaikštinėti į kairę, į dešinę. Volia.
bent įsivaizduoju, galimai gal tada žiūrit, bent pagal aukštį, kad nenupūstų vėjas, tai geriausia pasidaryti va šitoj vietoje ir nuo veidrodėlio. Ir va, turime šniūrą. Dėl ko reikia, galvoju, kažkaip užremti būtent šitą trikojį, nes va, užtenka tik tai tokio minimalaus svorio ir jį verčia jau. Po šiek tiek laiko pagaliau radau sprendimą ir sakiau Gabijai, bent ir pūkio dalykai pasitarnauja. Va, tiesiog ant trikojo vienos kojos uždėjau pūkio maistą ir pilnai užtenka pradžiovinti, tiksliau ne pradžiovinti, ištiesti liniją, ant kurios būtų, ne linija, šniūra, ant kurio būtų galima džiovinti drabužius, nes dar šiek tiek dienos šviesos yra, tai gal kažkiek bus naudos iš to. Ir manau, kad jau šiam vlogui užteks filmuoti. Realiai vakaras bus standartinis, nusiprausiam, pavalgom, padirbam, einam miegoti. Ir dabar jau artėja savaitgalis, tai mes dar su Gabi svarstysime, ką veikti, nes artimiausia savaitgalio plana yra dar, kad reikia vieną kartą pražygiuoti, reikia surasti skalbyklą, kur galima būtų susiskalbti drabužius ir kur galima būtų duše kaip normaliem žmonėm nusiprausti. Tai va tiek, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad žiūrėsite, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.